sausio 25-ąją švenčiame Vilniaus miesto gimtadienį. Ir manau, kad yra graži tradicija. Čia stovėdamas pagalvojau, o kodėl negalėtų Lietuvos Respublikos prezidentas kiekvieno miesto gimtadienį švęsti, pakviesdamas to miesto aktyvą, geriausius mokytojus, geriausius tarnautojus, teisėsaugos institucijos atstovus, kultūrininkus į to miesto gimtadienio šventę. Bet tai būtų prasmė matyti ir būtų galimybė ne tik taurę vyno pakelti, bet ir pakalbėti, padiskutuoti ir pagerbti ir suartinti mūsų visuomenę. To, ko mums kaip tik šiandien ir labai ir reikia. 2013 metai, iš tikrųjų mes nuveikėm nemažai gerų darbų. Mes tapome dar stipresnė, dar gausesnė, dar darnesnė komanda. Būtent šiemet vyks svarbiausios institucijos vadovo, valstybės vadovo, Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Rudenį mes pradėsime dar kitą mūsų organizacijos veiklos etapą, kartu prasidėsiančius Lietuvos Respublikos savivaldos rinkimus. Tai šie metai bus tikrai kupini iššūkių, naujų darbų, naujų įsipareigojimų ir naujų pozityvių veiksmų, ne tik tai mūsų Vilniaus, bet ir visos Lietuvos labui. Manome, kad protingi, laisvai mąstantis ir kūrybingi žmonės turi dirbti kartu. Todėl mūsų šiandieną tarybos posėdėje buvo priimtas sprendimas paremti Artūro Zuoko kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidentus. Taigi tikimės bendro darbo ir aš manau, kad tai duos konkrečius rezultatus Lietuvai ir mums visiems ateityje. Iškart noriu pasakyti, kad surinkom beveik 2 kartus daugiau negu surinkome praeitais metais. Tai ir šiemet mes surinkome 185 litus. Ir galiu iškart pasakyti, kad antrą tiek prie to gerojo darbo prisidės Vilniaus skyrius ir mes galėsime tikrai kažką gero nuveikti šiemet Vilniaus mieste. Kokį darbą mes atliksime, gerąjį darbą šiemet Vilniuje, nuspręsime mes patys balsuodami elektroninėje erdvėje.